Labą dieną visiems. Mano vardas yra Aušra ir šiame video aš norėčiau jums papasakoti apie savo plaukus, kadangi gaunu labai daug laiškų iš jūsų merginos su klausimais, kaip aš dažau savo plaukus. Taigi, mano mielosios merginos, savo plaukus aš dažau namuose, namų sąlygom. Ir šiame video pabandysiu jums pateikti informaciją, ko jums gali prireikti, jeigu jūs norėtumėte padaryti tą patį. Taigi, jeigu jūs esate šviesių plaukų, jums praktiškai nieko daug nereikės daryti. Tačiau jeigu jūs esate tamsių plaukų, jums būtinai reikės juos išsišviesinti ir tik tai paskui pradėti dėti plaukų spalvą. Taigi, kada jūs jau turite šviesius plaukus, jums reikės plaukų kondicionierius. Tinka bet koks, aš perku didelį kiekį, man daug patogiau. Netiks plaukų šampūnas ir kondicionierius viename. Jūs turite išsirinkti tiesiog atskirą plaukų kondicionierių. Antras dalykas, ko jums reikės, tai yra pasirinkta spalva ar spalvos. Jeigu kam įdomu, tai šiuo metu aš esu su 3 spalvom. Aš dažau su Direction firmos dažais, su Flamingo Pink, Lavender ir Midnight Blue. Tai yra Direction firmos dažai. Taip pat žinau, kad yra Crazy Cool firma. Kiek girdėjau, jos yra vienodos, taip kad nemanau, kad bus didelis skirtumas. Trečias dalykas, ko jums reikės, tai yra indeliai ir šepetėliai. Kiekvienai spalvai skirtingas indelis, skirtingas šepetėlis. Ką dar reikės, tai yra didelis kiekis vienkartinių pirštinių. Patarčiau nusipirkti be pudros, tada taip nesausina rankų. Taip pat jums reikės aliejaus arba vazelino, kurį jūs paskirstysite ant galvos prieš pradedant tepti savo plaukus ryškia spalva. Pasistengkite užtepti kuo daugiau vazelino ar balzamo ant savo kūno odos, kad patektų kuo mažiau dažų ant odos. Nors šiaip galėčiau pasakyti, kad šie dažai iš odos, tarkim mano atveju, išsipovilovė labai lengvai ir labai paprastai. Ko jums dar reikės, tai jums būtinai reikės marškinėlių, kuriuos jūs galėsite naudoti kiekvienam savo plaukų dažymui. Ir žinoma, kada jūs jau viską nusiteiksite ir norėsite viską daryti, pasimkite su savimi gerą nuotaiką, pradėkite dažyti, palaikykite išsidažę viską 45 minutės, išsiplaukite galvą įprastai, pažiūrėkite, kaip gavosi. Jeigu jums nepatinka ir jūs norite daugiau ryškumo ar kažkur spalva nepasiskirstė, paimkite ir užsidėkite šią spalvą dar kartą. Galite užsidėti tą pačią dieną arba galite palaukti 2-3 dienas, kada spalva truputį prabluks ir užsidėti spalvą iš naujo. Taigi vienintelis dalykas, ką aš norėčiau jums parekomenduoti, tai nebijokite eksperimentuoti ir sužinokite, kokios spalvos jums tinka, kurios jums yra priimtinos ir dažykitės ir būkite visada laimingas. Iki!